O kas jeigu mes visą žinojimą pamestume kažkur pakeliui? Kas jeigu tam, kad būtume ramūs, kad rastume savyje ramybę, kad susijungtume su ramybė, kuri yra mumyse, mums nereiktų žinoti nieko. Aš žinau, kad mes mokome vaikus, dabar kalbam apie emocijas, įvardiname jas. Ir tai yra gerai, tai yra pirmas žingsnis, pirma stotelė, nuo kažko reikia pradėti. Tai mes pradedam nuo įvardinimo, mes pasakom, kas tai yra, mes tam duodam vardą. Problema su tuo yra, kad mes ir vėl čia naudojame savo protą. Net ir būdami labai jutiminiame pasaulyje, mes vėl atsivedame savo protą.